Kiekvienais metais Kaušėnuose 3 Liepos sekmadienį yra rengiami Plungės žydų tragedijos minėjimai, į kuriuos susirenka ne tik žydai iš Lietuvos ir užsienio, bet ir žūstančiųjų gelbėtojai, jų artimieji bei savo miesto istoriją gerbiantys plungiškiai. Taigi, kodėl neaplankius ir nepakalbinus šio minėjimo organizatoriaus, tautodailininko, Plungės žydų bendruomenės vadovo Jakovo Bunkos? Yra sakoma, kad namai yra ne pastatas, o artimi žmonės. Tad kas yra tie žmonės, kurie yra jūsų namai? Ar jų atminimo įamžinimo įkvėptas nusprendėte įrengti žydų etnografinę sodybą? Čia apie etnografinę žydų sodybą, čia mes su savo vaikais, su žmona, reiškia, kad mes turim įamžinti jų atminimą. O namai, kas yra namai? Namai yra, kaip gyvena šeima, tai namai yra. Ir dar prie tos namo buvimo prisideda geri draugai, su kuriais draugaujam, kur turi bendrą tikslą. Ir taip gaunasi, reiškia, kad šeima, namai, draugai, viskas eina. Tai yra namai. Ačiū. Ką jums reiškia jūsų protėviai ir jų palikimas? Ką norėtumėte išsaugoti savo palikonims? Kokias vertybės jiems diegiate? Mes kalbėjom su seniau, kad mes jau gyvenam Plungėje jau 400 metų. Jau mūsų šeista yra šaknis. Norėčiau dabar, kad mano visas noras buvo įamžinti, parodyti, kaip gyveno anksčiau žydai iki holokausto. Yra įrengėm savo būtę, įrengėm mes muziejų. Ten bus eksponuojami senos fotografijos, net 20 metų turi fotografijos. Turiu surinkti apie 200 eksponatų. Visokie yra religinė, yra buitinė, yra mes savo būtą, mes paaukojam tam, kad ten būtų įrengtas šitą visą, kad žmonės ateitų pasižiūrėti, kaip ir anksčiau gyveno žydų, kadangi esu tik vienas, bet esu Plungėje, reiškia, kiek čia dar bus, vis tiek aš manau, kad ateinantis kartos irgi turbūt nėra nadėjus, kad atsirastų vėl. Čia nėra, reiškia, koks tai ankstynas, kad atvažiuoti į Plungę vėl žydai, o gal su laiku bus. Bet ateinantis laikį jau aš neįsivaizduoju, ar bus kas nors. Dėl to aš norėjau palikti atminimą, kad atsimintų, reiškia, pasižiūrėti į Kaušėnus, kur yra memorialas. Kad, reiškia, to aš norėjau palikti. Ir aš dabar jau, kaip sakau, 90 metų, jau aš mažą kombą jau darbojus, tai man vaikai perėmė. Eugenijus tvarko visą šitą reikalą. Mes žydų bendruomenės, kaip nėra, mes perėmėm, yra mano fondas, reiškia. Bunkos paramos ir fondas. Mes tą fondą mes tvarkom. Yra tos, kur pardavėm, turėjom parduoti sinagogą, pinigus tos naudojame tam, reiškia, fondui. Esame įrengę iš tų sinagogos plytų, esame įrengę Kaušėnus
sieną iš 1800 plytų, kurie yra 1800 yra žudyti ten yra. Ir yra plokštės įmūryta ir ten įsirašyti žuvusiųjų vardai. Ir tas ir mums, ta geriausias mano ir Darbas, variantas. Didžiausias darbas. Didžiausias darbas. Dabar, ačiū, sekantis būtų. Česlovas Milošas teigia, kad išvykimas iš Lietuvos buvo įvykęs nulėmęs visą jo vėlesnį gyvenimą. Ar išvykimas iš Lietuvos jums atnešė pokyčių? Ar galėtumėte įžvelgti teigiamą jų pusę? Nu, išvykot iš Lietuvos, prisiminimai ypatingi ir kas iš to, kokia patirtis ir taip toliau. Mes Plungėje, mes gyvenam taikiai su lietuviais visą laiką. Reiškia. Nu, kad atėjo karo pradžios, turėjome mes bėgti iš Plungės. Tai, kurie paliko čia, reiškia, buvo sušaudyti ir visi. Yra nužudyti Kaušinuose. Aš išvykdamas, man pokyčių didelį pasidarė, kad išvykau iš Lietuvos, supratau, kad yra čia mūsų gimtinė. Ir padėjau, kaip sakant, jau branginti daugiau negu čia. Mano tėvas buvo Lietuvos savanoris, 18-20 metais buvo nepriklausomas. Aišku, buvo apdovanota medalį už laisvės medalį, 8 hektarų žemės turėjome, ir ten privilegiją turėjome. Tai aš prisimindavau jo, aišku, mes, kai Sibirė, mes patekom Sibirę, tai mes visą laiką kalbėjom apie šitą dalyką, kad bus karas pasibaigs, mes grįžsim atgal į Lietuvą ir vėl bus laisva Lietuva. Mes nepagalvojom, mes kovojom, reiškia, mano gaila, tėvas, mes buvom 6 diviziją paimti, tėvas, aš, brolis, visi 3. Jie abudu žuvo, vienas tėvas žuvo 43 metais prie Arolo, o brolis žuvo prie Karaliaučiaus, Kenisbergį, pas karo. Ir aš, kada buvau sužeistas 2 kartus, gulėjau ligoninėje, ir aš supratau, kas tas yra netekti artimųjų. Netekti artimųjų ir tėvynę. Ir aš dabar, kur aš tik esu, kur kalbu, visuomet primenu jaunimui apie šitus visus praeitą kelią, kad brangintų, reiškia, savo tėvynę, šeimą ir kaip tik tai gali padėti, kad būtų žmonėms gerai gyventi, stengtis visą laiką. Ir aš dalyvauju nuo pat grįžimo iš kariuomenės, pradėjau su kultūros skyriaus, to, kas buvo, pradėjau mes kartu ieškoti. Pradėjau ieškoti žmonės, kurie žino, kurie matė, kaip buvo žudomi ir kaip buvo, reiškia, elgiamasi su žydais. Ir kad jie atsimintų, žinotų, kad reikia, kad toks yra blogis yra tas. Ir reikia visuomet stengtis žmogui gerą daryti. Ir būsi pats laimingas, ir žmogus laimingas bus. Aš matau, kad aš dirbu, padariau gerą darbą,
man pačiam gera ir matau, kad žmogui būtų gera. Visuomet reikia stengtis daryti gerą, kas tau, taip ir kitam žmogui. Įkvėpti kitus daryti gerus darbus. Apibūdinkite žydų bendruomenę, jos istoriją ir bendruomenės gyvenimą iki karo. Labai man pasisekė, kad mes gyvenom, kur baigasi žydų kvartalas ir prasideda lietuvių. Tai aš visą laiką draugavau daugiau su lietuviams. Mergaitė buvo, reiškia, ten tokį, turėjo krautuvę, mes ten sėdėdavom, šnekėdavom. Buvo lonka, buvo ten toks yra, kur užšaldavo, kur dabar yra vandens leidimai. Ten mes čiauždavom. Čiaužų pačios neturėjom, mes pasidirdavom patys medinį, prikaldavo apačiai geležiuką ir žveina koją stumdavo kitą. Į tai mes su lietuviai, bendrai žydai, lietuviai buvo labai kompaktiškai tokie, turėjo ryšį. Būdavo, žydai važiuodavo į kaimą darbo metu, kad būdavo derliaus nuėmimą, važiuodavo ten, reiškia, kad nereikėtų važiuoti į miestą valstiečiams, nuveždavo jiems ten visokių tavorą, visokių ten yra adatų, paskiau ten nuo galvos skausmo, visokių tabletų būdavo. O lietuviai, kai būdavo jomarka, į Plungę atvažiuodavo į bažnyčią, reiškia, turėjo savo žydą namą, kur jis ten atsisodavo arklį, reiškia, kaime ir jis, reiškia, grįždamas iš jomarko, iš turgaus, apsipirdavo žydų krautuvėse, atsipirdavo ir veždavo vaikams irgi ten kokį nors skanėstus. O taip mes jaunimas, ypač jaunimas buvo labai, mes rengdamos vakarėlis kartu žydai ir lietuviai. Buvo Žalovičiaus fabrika, Žalovičiaus buvo klubas ten. Susirinkdavom ten vakarėlis, bet be šnaps, be degtinės. Dainuodavom dainos, lietuviškus dainos kartu. Ir ypač buvo daug mokiniai, kurie mokėsi Lietuvos gimnazijoje. Tai jo Bagutėse, kur buvo žmonės yra, mano žmona, kad tik su jais draugavo, jie eidavo pas senos, ateidavo. Subotą negalėdavo, reiškia, ten dirbti nieko. Tai lietuvaitis padėdavo jiems, reiškia, pinigus nešti arba savo sąsiuvinis palaikyti. Vienu žodžiu buvo, nieks nepagalvoja, kad gali atsitikti tokie dalykai. Juk buvo tikra draugystė, nebuvo jokių. Atsirado koks nors, tai jau ten koks nors ten pasakys, bet tokį antisemitizmą, kaip vadinamas, nebuvo. Ir seni žmonės prisimindavo po karą, kad reikėjo, reiškia, buvo tikėję tik žydus, reiškia, buvo patikimi ir kunigai, sakom, visi. Pas žydus, sako, gali ateiti kokį nors bėdą, kokį nors paskolinti, visą pinigų paskolinti. Arba pas daktarų neįsi, jeigu neturėsi su karu mokėti veltui, neprašydavo nieko. Tai kartais patys daktarai nupirkdavo vaistus tiems, kurie negali. Taip, kad buvo, nežinau, kitaip negali apibūdinti kaip draugystė, tikrą draugystę, pasitikėjimą viens kitų.
būdavo sinagoga, ateidavo per didelės šventės, ateidavo specialiai lietuviai ten pasižiūrėti. Kai būdavo ten žiūrės, kaip ten yra šitą tos švenčių. Ačiū. Ką galite pasakyti apie savo mamą ir seseris? Nu, mama nieko nedirba, kadangi augino 7 vaikus. Vienas vaikas mirė anksti, metus neturėjo. Viena sesuo buvo išvažiavusi į Skaudvilę prieš karą, pradžios su bočiais buvo išvažiavo pas jos duktę, buvo žanota ten iškė. Nu ir buvo, Dina buvo atvažiavusi, jau saugusi į meną tokį mažą, buvo 5 metų buvo. Nu, sesuo turėjo atvažiuoti į darbą, Plungė, dirbo krautuvė ir atvažiavo. O sesutė su bočiais paliko. Ir ten reiškia, kaip tik prasidėjo karas, ir ten sušaudė jūs visus. Tai duktė su vyras, su vaikas, ir mano sesutė. Viskas per O tokį. seserys? Seserį mes, Kitos. kad sesuo viena jau pasiaučia, jau grįžom Plungę, dirbo čia tą buhalterį, dirbo, viena mašininkė dirbo. Nu, ir taip, nu ir aš pradėjau dirbti, kombinatą vadinamas tokios. Kadangi sesuo baigė stalių amatį, mokėjęs, aiškiai, aš ten dirbau. Kėdžių dirbom, stalus. 63 metais profilį pasikeitė Minija, Lietuvos kūrybos gaminių įmonė Minija. Tai aš kaip būdamas vaikas, aš būdavau draugams droždavo švilpukus, ten droždavo, ten visokius, aiškiai, jau būtų jau biškai į meną. Būdamas 5 metų, aš patekau į parodą, ką buvo, mano sesuo jau mokėsi mokykloje, buvo mokinė, o aš dar 5 metų buvo, ir aš būdavo, kam pamatys, ton pažydavo, aiškiai, būdavo tokia, kaip tik prievolis vežė, mes gyvename į tavo gatvę, yra toksai kalnas, ir matydavo, kaip arklis ruoštus veždavo, reiškia, prievolė. Ir aš paišau, ir buvo padėta. Tai pasirodo, kad mokyklų turėjo būti mūkinio piešinių. Tai mano sesuo paėmė mano darbą ir nunešė apsavo. Paskui, kad šitą, kad gavo pirmą vietą, jie pasipažino, kad čia nes anos yra, reiškia, man pakveitė mums ten, davė knygelį, davė saldainių, reiškia, ir nusakė, būsi didelis menininkas. Ir aš būčiau gal buvęs, bet kadangi karas prasidėjo, aš kaip paišydavo pats. Nu, va, taip, galų galė, kad susitvėrė tą miniją, tai man Dubinė sako, surask tokį kaip tu, žmonės, kurie biškį galėtum išmokti drožti suvenyrų. Nu, ir surinkau pirmą kokį 50 žmonių ten. Aš darydavau jiems pavyzdžius, jie darydavo pagal to pavyzdžio. Paskui jau atėjo laikas, kad 1230 žmonių atsirado su visa Minijai, su visą personalą. O baras drožėjų mūsų buvo, tai buvo 70 iš viso. Tai kiti buvo kitus. Nu, tai taip gausi, kad aš
ne žmona, sako, kad grįžau iš kariuomenės, sako, tu eik mokykis giminato šitą vakarinį kursai. Tai aš visiškai pradėjau per daug, nuo 7 klasės pradėjau, nebeišlaikau ir bent mečiau. Ir aš pradėjau, reiškia, jau 63 metų pradėjau parodų dalyvauti. Jau yra, jau vis 50 metų kaip po 63 metų, kaip dalyvauju parodose, kaip savo turėjo daug šitą turėjau užsienį, Meksikoje buvo, Izraelyje, Vokietijoje, turėjau savo parodų. Tai taip ir gyvenom, kol, kaip sakot, karas pasibaigė, motina su vaikais grįžo atgal ir man klausė, dėl ko visas Seimas išvažiavo į Izraelį, sako, viens pasiliko čia. Aš sakau, aš palikau dėl to, kad buvau davęs įžadą, kad įamžinti mūsų tautiečių atminimą. Skulptūrose yra Šateikios, yra Platvilės, yra mano darbai. Tai tik maža dalelė mūsų pokalbio su vyriausiuoju Plungėje likusiu žydu Jakovu Bunka. Tikimės, kad sužinojote daug įdomių bei naudingų dalykų. Darbą kūrė Plungės Saulės gimnazijos mokinė Dovilė Krivickaitė ir istorijos mokytojas Vaidotas Račkauskas.